Sveiki atvykę į naują Parkside DIY projektą. Aš esu Jenny. Šiandien kartu pasigaminsime šį mini šiltnamį iš nuotraukų rėmelių. Viską, ko tau reikės šiam projektui, rasi kaip visada, žemiau pateiktoje surinkimo instrukcijoje. Pirmiausia, supjaustysime pagrindo plokštę. Toliau suklijuojame pagal dydį išpjautą pakopą ant pagrindo plokštės. Kol klijai džiūsta, pasirūpiname paveikslų rėmais. Šoninės dalis reikia nupjauti pagal dydį. Tam pirmiausia, jas pažymime. Organinį stiklą plexiglas supjausčiau kanceliariniu peiliu. Dabar galime suklijuoti šiltnamį. Papildomam stabilumui kraštus užsandariname baltu silikonu. Kad viskas atrodytų dar patraukliau, nudažysime pjūvio briaunas. Dabar trūksta tik vyrių. Juos pozicionuoju ir tada prisuku. O dabar metas sėti. Tam naudoju šiuos mažus Parkside žolelių vazonėlius ir juose pasėju laiškinį česnaką bei baziliką. Jei tavo žolelės atrodo taip, gali jas skinti. Kad užtikrintum optimalią oro apykaitą, mini šiltnamį geriausia vėdinti 2 kartus per dieną, maždaug po 20 minučių. Tačiau neatidaryk dangčio per dažnai, kad be reikalo neprarastum šilumos ir drėgmės. Ką augini savo mini šiltnamyje? Drąsiai parašyk komentaruose. Tau pavyks.